Artėjant egzaminų sesijai, Klaipėdos universiteto studentų sąjunga sukvietė studentus pasirašyti akademinio sąžiningumo deklaraciją. Nemažą būrį susirinkusiųjų sveikino Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Evelina Greiciūnaitė ir universiteto studijų direkcijos direktorius, docentas daktaras Arvydas Masiulis, priminė studentams, kad sąžiningumas padeda tapti savo srities specialistais. Anot Evelinos Greiciūnaitės, akademinio sąžiningumo deklaracijos pasirašymas yra svarbus studentui. Deklaracijos pasirašymas yra labai svarbus tuo, kad studentai rodo, jog yra sąžiningi ir kad jiems rūpi, ką jie gauna iš universiteto ir kad jie gerbia tiek save, tiek universiteto žmonės, dėstytojus. Juk nusirašinėdami mes apgaudinėjame ne tik save, bet ir visus esančius aplink mus. Evelina Greiciūnaitė sako, kad akademinio sąžiningumo deklaracija nėra 100% garantas, jog studentas įskaitų ir egzaminų metu nesukčiaus. Tačiau pasirašydamas deklaraciją jis parodo norą atitikti deklaracijos įstatus. Studentas, kuris yra pasirašęs deklaraciją, skiriasi tuo, kad jis žino užtikrintai, kad yra sąžiningas, žino, ko jis nori iš savo studijų ir faktas, kad pats pasirašymas rodo, jog tas studentas rimtai žiūri į savo studijas. Klaipėdos universiteto studentas Edgaras sako, kad jis buvo pasiryžęs nesukčiauti dar prieš pasirašydamas deklaraciją. Tačiau jo manymu akademinio sąžiningumo deklaracijos pasirašymas yra reikalingas. Deklaracija studentui duoda moralinę naudą, sako Edgaras. Žmogus užsibrėžė tikslą, kad jisai nesukčiaus, savo tokią taisyklę nusistato. O iš tikrųjų tai čia jau nuo kiekvieno asmeninis reikalas. Bet aišku, jeigu jis pažįsta taisyklę, tai manau, jisai nežinau kaip jausis, gal ir ne kaip. Akademinio sąžiningumo deklaracijos pasirašyme apsilankė ir svečiai – Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. KVK studentų atstovybės akademinių reikalų koordinatorė Indrė teigia, kad akademinio sąžiningumo deklaracija turi didelę reikšmę visai akademiniai bendruomeniai. Aš manau, kad kiekviena aukštoji mokykla turi būti akademiškai sąžininga ir tai yra labai didelis žingsnis į priekį aukštosios mokyklos geresnio tikslo link. Pasak Indrės, akademinio sąžiningumo deklaracija yra labai reikalinga studentui. Kiekvienas studentas, stodamas į kažkokią tai aukštąją mokyklą, jisai nori pačios geriausios studijų kokybės ir ši deklaracija leidžia būti akademiškai sąžiningu ir pasiimti iš studijų viską, kas geriausia. Belieka tikėtis, kad tiek pasirašę akademinio sąžiningumo deklaraciją, tiek jos nepasirašę studentai bus sąžiningi ir sėkmingai įveiks sesiją. Panaši deklaracija yra pasirašyta ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje bei Mykolo Romerio universitete.